Sveiki visi! Šiandien aš filmuoju antrą video Mafijos karai. Antras epizodas ir kaip matote, labai daug kas pasikeitė. Pagarbos mes turime beveik 2 milijonus. Pinigų turime 82 tūkstančius. Taip pat puolimas 2 milijonai. Intelektas 2 milijonai. Jėga 2 milijonai ir tų sveikučių, kur sakiau, kur mums labai reikės, irgi 2 milijonai. Taigi esame 14 levelėje. Tikrai parodysiu, kaip aš pasikėliau per vieną dieną tiek. Toj būsime ir 15 levelį. Tai va, einame į rangai. Reitingai, tai yra ne rangai. Suklydau, pripratęs taip rangai sakyti. Va, aš esu 4 vietoje. Yes. Esu 4 vietoje. Labai gerai. Ir aš galiu va paimti ir killeriuks. Ne, jis man per... What the? Jis man per stiprus. Ai, nu jis mažiau turi reitingo taškų. Taip. Na, einame į 3, nes aš 3 visus galiu pult. Giččiornas. Lol. Geri pavadinimai šių visų. Labai jokingi. Nu, jokingesnių nėra, aš savo. Taigi, wow, 2 milijonai, 2 milijonai, 2 milijonai, what the kas čia daros? 9. Lol, tikrai negali būti. Taigi dar kažką, zombis. Ok, zombis, tai zombis. Ebo. Old lol. Gerai, old lol ir kažką pasirenkam, kuris turi mažiau pagarbos už tave. Tai va šitas turi daugiau. Lolas turi daugiau. Šitas turi mažiau. Bet sotkus aš jau dar nemušiau. Gerai, tada aš jį primušiu. Tai paspaudžiame ant jo ir išmetam mum jo miestą. Taip čia jisai office ir kofią pasistatęs. Tai mums kažką gero ir duos. Tai gerai, puolimas. Tam langė puolimas yra pažymėtas. Spaudžiame puolimas ir kaip matote, aš laimėjau. Aš laimėjau ir gavau ten kažko ir mums kyla levelis. Taigi dar mažiau liko, kad paskelbtume levelį 15. Taip pat, kai mes kažką užsipuolame ir jį nugalime, mums kyla reitingo taškai. Tada mes kylame ir va čia atsidurti galime. Šios dienos epizode turbūt sieksime šitos vietos. Sieksime. Bet man atrodo, kad nes 2 minutės praėjo, kol aš vieną tą misiją įvykdžiau. Taigi gal einame mes į užduotis, dabar atliksime kažką kitokio. Nu, arba ne. Arba dar kokį čigoną užsipuolam. Ar kokį čigoną. Taigi, aš nesuprantu, aš turiu mažiau reitingo taškų, bet esu 4 vietoj. Tizliukas, ne, jis man mažai duos. Ebo. Latė. Froetas. O, dieve, kokie čia visi lievie. Šitas irgi lievas. Šitą puolam. Aurys. 1, 2, 3, 4. Geras vadinimas. Lol, pavadinimas. Lol. Va, dar pakilo levas ir mes turime jau 100 rizikos. Daug, beveik kaip pusė rizikos. Šiandien mes pulsime tie, kurie yra neprisijungę ir kas neturi mentų savo rajone. Nes aš tada turėsiu daug rizikos, bet ta prasme jie manęs negalės spult. Jis manęs negalės susipult, nes pas jį nėra nei mentų, nei jisai pats neprisijungęs. Tai yra labai gerai. Šiaip truputėlį lagina, atleiskit dėl to, kad ir mum liko vos centimetras ir pasikeliam levą. Tai įvykdom kokią paprastą misiją prieš kokį lol. Gerai, aš tuoj būsiu 3. Gera žinia man. Kaip matote, pasikeli levelį ir tu gauni zuikučių, jėgos, intelekto, šitų ir visų kitų gauni. Tai va. Tai ir norėjau jums parodyti. Tai kažką užsipulsime paprasto BB.
Wow. BB. BBB. O, gerai, išpulsime šitą. Jis labai mažai reitingo taškų turi, bet mums tas pats. 100, nu tai aš jį galiu užpult, aš galingesnis. Tik kad nepralošiu. Ir Ivan. Woo! Ir kaip matėte, aš atsikračiau visos rizikos. Ta prasme, mano didžiausias rizikos skaičius buvo 484 ir mane pagavo mentas. Lol. Taigi, kaip riziką nusimti? Jeigu yra snieguolė, tai tiesiog ant snieguolės paspaudžiame ir mum meta pakviesti kavos. Tada tau nuima pusę rizikos, pusę taško rizikos, arba mentą. Reiks susitik mentą. Mentą, okei, ir paieškom. Nors pala, aš galiu nueiti į miestą, ten mentų tai tikrai yra. Okei, aš mieste, va matė, čia yra policininkas, patrulis. Spaudžiame patrulio ir pasiūlyti parūkyti. Jis nuima 4 taškus. Taigi, esu su manus gatvėje, gaunu ir biškai pakyla mūsų levelis. Bet taip pat ir įmasi mūsų energy. Taigi, geriausia eiti mieste ieškoti, nes jisai nuima tau 4 ir dar mažiau prašo iš tavęs energijos, nes yra miestas, ta prasme, viskas yra arčiau, kad greičiau galėtum nusipirkti. O kai kituose rajonuose mentas susitiktum, tai jisai tau duotų tik tai 2 nuimtų taškus ir 5 energijos prašytų. Tai geriau mieste ieškoti mentų. Tai va. Vėl reitingai. Jau 7 minutės, kaip aš filmuoju. Taigi jau greitai baigsime. Dar vieną kovą įvykdome. Ir aš turbūt baigiu šitą epizodą. Nes šis epizodas buvo tikrai labai neilgas. Tiesiog pats nenorėjau labai šiandien filmuoti. Dar kažką už kadro, gal kokį 20 lygį paskelsiu. Tomas. Bandom Tomą užpult. Ir turbūt šiam epizodui bus tiek. Nežinau. Gal dar kokį įvykdysime čia. Taigi labai mažai. Ivan. Taigi, dar ką norėjau parodyti įgūdžiai. Aš esu beveik 15 lygio. Ir aš galiu užsidėti šitą. Na ir please dar kažką duokit. Dar. Atalol užlaginu. Ok, šitą. Ir viskas. Na ką, šiam epizodui bus tiek. Taigi, ate visiems ir laukite kitų mano video. Ate!